Šiame kanale pasakojamos tikrais faktais paremtos istorijos. Dauguma jų gali būti šokiruojančios, baisios ar net emociškai nepakeliamos. Jos skirtos tik morbidinį smalsumą turintiems žiūrovams, siekiant pažinti tamsiąją žmonijos pusę, o ne ją propaguoti. Autorius šio turiniu nesiekia skatinti smurto, žiaurumo ar neapykantos. Šis video nerekomenduojamas mažiau nei 18 metų turintiems bei silpnų nervų žiūrovams, kadangi jame bus rodoma medžiaga, galinti šokiruoti ar sukrėsti. Jei vertinate autoriaus darbą, paspauskite patinka. Jei norite palaikyti kanalą, palikite atsiliepimą komentaruose bei sekite naujas istorijas. Gainesville policija aptiko dviejų 18 ir 20 metų moterų, kurios, šaltinių teigimu, yra Floridos universiteto studentės, kūnus. Sonia Larson ir Christina Powell buvo mirtinai subadytos ir suluošintos. Dvi baltaodės moterys, kurios mirė šiame bute tiesiai už mūsų. 113 kambario numeryje Williamsburgo apartamentuose, kuriuose gyveno Sonia Larson ir Christina Powell, buvo rasti mergaičių lavonai. Jos abi buvo Floridos universiteto pirmakursėmis. Jų mirties aplinkybės šiame etape nebuvo atskleistos. Tai įprasta praktika, ypač jei nusikaltėlis padarė ką nors, kas galėtų jį išskirti iš kitų. Vietos bendruomenė natūraliai apėmė paniką. Gainesville'e to niekados nebuvo nutikę. Gainesville'o policijos vadas Waylon Clifton prisimena, kaip vėlai vakare važiuodamas iš nusikaltimo vietos namo, jis pagalvojo, kad greičiausiai Gainesville'is turi žudiką, kuris vėl smogs. Deja, jis buvo teisus. Rugpjūčio 25 dieną, apie 11 val. Vakaro, iš roketbolo treniruotės namo grįžo 18-metė Christina Hoyt, kurios ten, su atsuktuvu išlaužęs galines, stumdomas namo duris, jau laukė žudikas. Užklijavęs jos burną lipnia juosta, o rankas surišęs už nugaros, jis nusitempė merginą jos miegamąjį, kur nupjovęs peiliu nuo jos rūbus, žiauriai išprievartavo. Po ko, kaip ir Christinos Powell atveju, apvertęs ją ant pilvo, smeigė kelis kartus į nugarą. Christina Hoyt atlikinėjo praktiką šerifo biure. Mergaitė norėjo tapti policijos pareigūne. Our next scholarship recipient is Krista Hoyt. Iš rugpjūčio 26 į 27 dieną ji nepasirodė darbe. Ta naktį buvo jos budėjimo pamaina. Visi kolegos sunerimo. Tai nebuvo panašu į ją. Hoyt visada buvo punktuali bei labai kruopšti. Šerifo biuras pasiuntė patrulį į jos namus, patikrinti, ar jai viskas gerai. Pareigūnai žinoma puikiai žinojo apie dienos įvykius, sukrėtusius visą Gainesville'į. Tai tik padidino jų nerimą. Jie kelis kartus beldėsi į Christinos duris, bet niekas neatidarė. Apžiūrinėdami namą iš išorės, pareigūnai nuėjo į vidinį namo kiemą. Galinių namo durų žaliuzės buvo šiek tiek prikeltos, dėl ko patrulis priklaupęs ant kelio žvilgtelėjo į namo vidų. Tai, ką jis pamatė, negalės pamiršti visą savo gyvenimą. Christina buvo paguldyta tiesiai prieš duris. Jos kojos buvo pastatytos ant žemės ir praskėstos, o galva buvo nukirsta ir padėta ant spintelės už jos kūno, bei atsukta tiesiai į duris, kad bet kas ją rastų, neišvengiamai tai pamatytų. Be to, jos kūnas buvo subjaurotas peiliu. Detektyvams akimirksniu tapo aišku, Gainesville'e apsireiškė serijinis žudikas. Kadangi Christinos Powell kūnas buvo panašiai subjaurotas, jos krūtys buvo nupjautos, o Sonios Larson kūnas buvo taip pat teatrališkai paguldytas, su praskėstomis kojomis, kad šokiruotų ją aptikusius asmenis. Be šių akivaizdžių detalių, po ekspertų vietos apžiūros buvo nustatyta, kad į abu butus buvo laužiamasi naudojant atsuktuvą. O po teismo medicinos ekspertų išvadų tapo aišku, kad abiejose žmogžudystėse buvo naudojamas didelis peilis. Dar viena keista detalė buvo rasta šalia Christinos Powell kūno. Rankšluostis išmirkytas indų plovikliu,
Atrodė, kad žudikas su juo bandė nuvalyti savo galimai paliktus pėdsakus nuo Kristinos Powell kūno. Nors detektyvai stengiasi neviešinti nusikaltimo detalių, žinia apie serijinį žudiką mažam miestelį pasklido akimirksniu. Dabar policijai kyla klausimas, ar šios žmogžudystės yra susijusios. Šiuo metu mes tiesiog nežinome. Šiandien Floridos universitete Gainesvillyje plačiai nerimaujama, kad laisvėje yra serijinis žudikas. Dabar pareigūnai teigia, kad visos 3 aukos buvo rastos suluošintos. Tiksli mirties priežastis – daugkartinės durtinės žaizdos jos kūne. Nesakome, kiek, kokiu būdu ar kokiu instrumentu durta. Šios žmogžudystės sukėlė sukrėtimo bangą Floridos universiteto miestelėje. Žinote, man tikrai baisu dėl savo gyvybės. Man tiesiog labai baisu, kad kažkas panašaus gali nutikti tavo paties kieme. Na tai mus tikrai šokiravo. Sėdėjome ant grindų bendrabutyje, išgirdę žinią. Nedelsdami užsirakinome duris. Tai dar labiau neramina mano mamą. Daugelis toliau eina į pamokas, nors ir sako, kad administracija turėtų kelioms dienoms atidėti pamokas. Manau, kad jie turėtų palaukti bent iki kitos savaitės, pažiūrėti, kas bus. Turiu omenyje, jie turėtų sugauti šį vaikiną. Pozuodamas aukų kūnus, žudikas tarsi įsivaizdavo ateitį, kaip kažkas į tai sureaguos, kai jas aptiks. Ir tai jam kėlė jaudulį, kuriuo jis maitindavosi savo pasąmonėje, vėl ir vėl įsivaizduodamas tų žmonių šoką. Kol galiausiai vaizdiniai galvoje prislops, žudikui reikės naujos aukos, fantazijoms sustiprinti, naujam jauduliui sukelti. Faktas, kad žudikas laukia Kristos Hoyt bute, parodo, jog jis kurį laiką stebėjo ją, bei žinojo, kad ji gyvena viena. Tai dar viena serijinio žudiko jaudulio dalis, persekiojimo aspektas, nes tai vyksta dar prieš nusikaltimą, dar prieš išžaginimą ar nužudimą. Jie mėgaujasi medžioklės jauduliu. Kol teisėsauga rūpinosi 3 žiauriai nužudytų studentų bylos detalėmis, mieste buvo įvykdytas banko apiplėšimas. First Union Bank bankas pietvakarių Archerio kelyje už kelių mylių nuo nužudimo vietų. Sekdami dar karštais plėšiko pėdsakais, kurie vedė į Gainesvillio miškus, pareigūnai jame aptiko stovyklavietę, kurioje buvo rasta tašė su iš banko pavogtais pinigais. Tačiau, kadangi vienas suvokus banko darbuotojas į tašę su pinigais įdėjo dažų kasetę, pinigai buvo nudažyti. Taip pat stovyklavietėje buvo rastas ginklas, atsuktuvas, kasetinis ausinukas su kasete viduje. Tačiau tuo metu niekas nesivargino jos paklausyti, to dar nesuvokdami, kad ši kasetė nulems Gainesvillio skerdiko bylą, bei padės identifikuoti žudiką. Kadangi pats apiplėšimas buvo traktuojamas taip, kaip bet kuris kitas apiplėšimas, ir iš pirmo žvilgsnio neturėjo nieko bendro su studentų žmogžudystėmis, visi stovyklavietėje rasti daiktai buvo supakuoti ir padėti į sandėlį, o teisėsauga visą savo dėmesį skyrė žudiko paieškoms. Tačiau žmonėms dar nespėjus suprasti ir įsisavinti, kas nutiko, Gainesvillio skerdikas smogė vėl. Tracy Powell ir Manuel Taboada buvo draugai nuo vidurinės mokyklos laikų. Daugelis galvojo, jog jie du pora, bet iš tiesų jie tebuvo geri bičiuliai. Tracy buvo grožio karalienė, kurią visi pažinojo. Hi, Lori. I love you very much. I think the wedding was beautiful. Manuelis buvęs futbolininkas, aukštas sportiškas vaikinas. Well, everybody. Jiedu įstojo į Floridos universitetą. Ir dar dieną prieš tragiškus įvykius mieste pradėjo gyventi tame pačiame bute, Gatorwood butų komplekse.